Sveiki, šiandien pasidalinsiu mūsų šeimos patirtimi, kodėl mes jau keletą metų iš daugelio kompanijų pasirinkom būtent For Life, kuo jinai tokia unikali, kodėl jinai tokia veiksminga, kodėl aš ją taikau savo klientam ir pacientam. Kad būtų jums aiškiau, paprasčiau, aš tiesiog pasidalinsiu skaidrėmis ir papasakosiu jums tiesiog kategorijom, kaip jas suskirstyt, kad nepasiklystumėte tarp daugelio papildų. Taigi, branginkime savo gyvenimą, taip aš pavadinau mūsų šios dienos susitikimą, ir tai yra todėl, kad kiekvieną dieną mes susidurėme su iššūkiais, tai yra stresas darbe, stresas šeimoje, stresas išgirdus blogas žinias per televizorių. Ir mes dažnai įsileidžiame tą stresą į kiekvieną savo kūno ląstelę. Ir tokia paprasta 5R programa, kurią galima taikyti įvairiose gyvenimo srityse ir ypatingai saugant savo sveikatą. Remove, tai yra pašalinimas. Pirmiausia, pašalinkime uždegiminius produktus iš savo spintelių, nedėkime jų į savo pirkinių krepšelį, todėl kad pamažu štai šitas blogas maistas, galbūt jisai skanus, gal įprastas, paprastas, greitas, bet vis dėlto atsirūks labai didelėmis problemomis ateitimi. Taip pat galime pašalinti priemonės, kurios mūsų supa, tai sakysim, chemikalai, blogi indai, plastikai ir panašiai, na ir žinoma toksiški žmonės, kurie mūsų supa ir sukelia stresą. Užgydymas. Norint kažką tai užgydyti, nereiktų gesinti ligų pasekmes, o reikia ieškoti priežasties ir jas šalinti. Ir būtent porą kartų per metus pasidaryti kraujo tyrimus, praeiti įvairias nemokamas programas pagal savo amžių, nebūti abejingiems signalams, kuriuos skleidžia mūsų kūnas, o tiesiog pagalvoti, kodėl tas kūnas sako, kad jam kažkas negerai. Apgyvendinimas, kadangi mes esame ne vieni, mes esame su trilijonu ląstelių ir milijardais bakterijų, kurios gyvena mumyse, joms visoms reikia gero maisto, rūpesčio, priežiūros, meilės, todėl būtent mikrobiota ant įvairių mūsų organų ir įvairiose mūsų organuose, jų sveikatos palaikymas, jų gyvenimo kokybės užtikrinimas yra lygiai toks pats svarbus, nes mes gyvename simbiozėje su mūsų draugėmis. Na, deficito atstatymas, iš tikrųjų, jeigu mums kažko tai trūksta, kažkokių vitaminų, mineralų, tai yra labai svarbu, nes jie yra kofermentai įvairiom cheminiam reakcijom, jie dažnai, sakysim, be jų įvyksta pokyčiai mūsų sveikatos. Na, paprastas dalykas, sakysim, jeigu trūksta A vitamino, imame blogai matyti, jeigu trūksta E vitamino, apsaugininko, C vitamino, tai yra mūsų imuninės sistemos sargai, jeigu mums trūksta, sakysim, D vitamino, kaulų sveikata kenčia ir panašiai. Taigi, mikroelementus mes turime gauti ir su maistu, vitaminus lygiai taip pat, ir su papildais, todėl kad šiais laikais nėra tokio maisto, neįmanoma suvalgyti tiek, net ir gero maisto, kad patenkintų mūsų poreikius. Na ir kada mes jau ištaisėme savo kūno problemas, savo aplinkos problemas, tai belieka tik tai palaikyti tą mūsų kūno, mūsų psichologinę sveikatą, fizinę sveikatą, todėl kad laikas eina, skaičiuoja dienas, valandas, minutės ir metus, ir amžėjant vis dėlto mūsų kūnas vis sunkiau ir sunkiau ginasi su priešais. Taigi gero gyvenimo karkasui pastatyti reikalingi tik tai keli principai. Tai yra neterškime savęs ir aplinkos. Juk mes namuose nemėtume bet kur šiukšlių, mes turime šiukšlių dėžę, mes turime įvairiausias priemonės, kuriomis norim išsivalyti aplinką, lygiai taip pat ir mūsų kūnas reikalauja priežiūros, meilės, rūpesčio, kad mes jo neterštumėm. Na ir matote, kuo mes galime teršti savo kūną, todėl kad būtent bakterijos, virusai, tie nematomi priešai, kurie absoliučiai kasdien patenka į mūsų kūną su oru, su vandeniu, su maistu, ir mes, jeigu neturime stiprios gynybinės sistemos, tiesiog mūsų kūnas kenčia ir baigėsi ligomis.
Todėl jį reikia valyti reguliariai, tiek savo kūną, tiek savo aplinką. Ir aišku, mes turime labai geras gynybinės sistemas, tai sakysim, virškinimo sistema, tuštinimasi, tiek prakaitas, mūsų oda valosi pati, kepenys visus toksinus stengiasi pašalinti, tačiau vis dėlto kartais jiems reikia pagalbos, nes negali pats kūnas susitvarkyti. Stebėkime, ko trūksta mūsų kūnui, nes paprastas toks dalykas, kaip pakitę nagai, sakysime, atsiradusios ar baltos dėmelės, ar jų forma pakitusi, oda pakitusi, plaukai krentantis, nemiga, liežuvis pakitęs, išmatų spalva, konsistencija pakitusi, jau čia yra labai rimti signalai, kad kūnui kažko tai trūksta. Todėl reikia stebėti ir žinoti, kur kreiptis, kad pildytumėm atsargas. Na ir būtent reikia papildyti tuo, kuo reikia. Taigi valymo sistemai mes turime labai puikią For Life tokį visą komplektą, Super Detoxą kepenims, žarnynui Fiber System Plus ir apgyvendinimui turime puikias bakterijas, kurios 1000 kartų yra veiksmingesnės už vaistinėse parduodamas bakterijas. Na, o kiekvienas mūsų organas veikia sinergiškai, ne vienas mūsų organas kūne neveikia absoliučiai kaip atskiras ir, sakysim, jeigu sutrinka mūsų skrandis, neturime pakankamai rūgšties, tai kenčia ir žarnynas, ir bakterijos. Jeigu jau yra pašalinta tulžis ir ji negali puikiai kokybiškai, reiškia, rezorbuoti riebalus, juos emulguoti, vadinasi, vitaminai, kurie yra tirpus riebaluose, nepasisavins, o tai vėlgi kentės ir kaulai, ir oda, ir kraujodara, ir panašiai. Taigi mes esame vientisas kūnas, vientisa sistema, mūsų organai veikia sutartinai ir už tai jais reikia tikrai rūpintis. Ir rūpintis gali čia padėti labai labai kokybiški papildai, kurie veikia absoliučiai tiesiai į ląstelę. Ir jų visų pagrindas yra transfer factor molekulės, kurios turi tris paskirtis: atpažinti, suaktyvinti, įsiminti, tai yra sureguliuoti mūsų imuninę sistemą. O žmogaus organizmo sistemos yra 8 ir jos veikia vėlgi visos kartu. Ir jeigu mes vieną stimuliuosim, vienai padėsim, vadinasi, bus poveikis visoms kitoms. Na, kaip žinote, nebereikalo yra toks posakis, kad visos ligos prasideda nuo nervų. Tai jeigu mes jau pradėsime tvarkyti nervų sistemą, atsipalaiduos mūsų ir žarnynas, ir raumenys nebus įsitempę. Ir vadinasi, kraujotaka, kadangi vėlgi, sakysim, streso metu į kraujotaką išmetamas didelis gliukozės kiekis, vadinasi, bus neįsitempusios nei kraujagyslės nespauzmuos, nei širdis nepermuš ir visi organai veiks absoliučiai tinkamai. Na, o mano sritis yra virškinimas, mityba. Ir jūs žinot, viską, ką mes suvalgom, viskas yra suvirškinta iki smulkiausių dalelių, amino rūgščių, riebalų rūgščių, gliukozės ir visa tai patenka į kraujotaką ir išnešiojimą, o jau per kraujotaką pasiekia visas mūsų kitas organų sistemas. Taigi smegenys ir žarnynas yra absoliučiai tiesiogiai susiję ir jeigu mes nesusitvarkysim su savo žarnyno bakterijomis, neapgyvendinsime, neišvalysim žarnyno, vadinasi, blogosios bakterijos siųs signalus, kad mums reikia cukraus, mums reikia blogų produktų, mums reikia save paguosti ir mes negalėsime kovoti su smegenų siunčiamais signalais mūsų rankoms, kad eikit ieškoti to blogo maisto spintelėse arba dar kažkur kitur. Taigi, ta žarnyno ašis, smegenis, žarnynas yra labai tiesiogiai susiję ir visada savo klientam, pacientam, visada sakau, pradedam gydymą nuo žarnyno, nes tai yra absoliučiai tiesiogiai susiję su smegenimis. Ir yra tam tikras papildų kompleksas, kuris padeda tai sureguliuoti ir hormonų sveikatą, ir miegą, ir stresą. Taigi, kaip matote, Alzheimeris, Parkinsonas, depresija, neurodegeneraciniai sutrikimai visi susiję su žarnyno mikrobiota. O mes, For Life, mes galim savo padėti ir For Life gali mums taip pat padėti. Jeigu mes turime pralaidų žarnyną, sakysim, nėra, čia yra žarnyno sienelė ir čia yra epitelinės ląstelės žarnyno ir jeigu nėra stiprių jungčių, kurias gali užtikrinti kolagenas, gali užtikrinti, sakysim,
tam tikri baltymai, kurie užtikrina stiprias jungtis. Vadinasi, visi patogenai, visi alergenai pateks į kraujotaką. Na ir jeigu kraujotaka išnešios įvairius organus, tai vat ir autoimuninis hepatitas, ir diabetas, ir reumatoidinis artritas, onkologija, sklerozė, visa tai yra iš žarnyno patekusios virusai, bakterijos, toksinai, kurie sukelia uždegimus ir lėtinės lygos tampa mūsų, kaip sakoma, tokiom nelaukiamais blogais pranašais. Taigi, kaip mes žinom, kad 80% imuninių ląstelių yra išsidėstę mūsų žarnyne, už tai žarnynas numeris 1, kurio turime rūpintis. Na, kaip sakiau, psichologinė sveikata numeris 1, žarnynas numeris 2, bet čia viskas labai susiję. Pirmiausia, žarnynas ir galbūt susitvarko, ir ne galbūt, o iš tikrųjų susitvarko ir psichologiniai reiškiniai, tai yra potraukiai saldumynams, nuovargis, lėtinis tas vadinamas nuovargis ir taip toliau. Taigi, imunitetas mūsų angelas sargas ir jis slypi daugiausia žarnyne. Kogi reikia mūsų imuninė sistemai, kad ji veiktų tinkamai? Vitaminai būtini T, D, C, A, E, B6, B9, B12 ir jie dažniausiai įeina į kompleksą For Life įvairiausių papildų. Taip pat mineralai, turi būti geležies balansas, kas turi per tirštą kraują, aišku, geležies perteklius nereikalingas, reikia stebėti ir skaityti papildus, už tai tie mikroelementai, vitaminai, kurie perkami vaistinėje, dažniausiai būna papildyti geležimi, todėl reikia atkreipti dėmesį ir į savo kraujo rodiklius, ir į tai, kas yra parašyta ant buteliuko. Na, magnis, varis, toliau yra peptidai. Tai yra mažytės baltymų molekulės, pavyzdžiui, žmogaus imuninės sistemos ląstelės, neutrofilai ir makrofagai, tai yra katalicidinas, tokie peptidai, jie yra labai svarbus palaikyti mūsų imuninę sistemą. Defensinai, kurie randami odoje, žarnyne, kvėpavimo takų gleivinėje, juos taip pat gamina neutrofilai ir limfocitai, mūsų imuninės ląstelės. Glutatijonas, kurį gamina mūsų kepenys, vienas taip pat ir stipriausių antioksidantų. Na ir užkrūčio liaukos peptidai. Tai jie tai yra baltymai, ir už tai pakankamas kiekis baltymų mūsų mityboje yra labai labai svarbus. Ir transfer faktor molekulės, tai yra For Life, tas vadinamas arkliukas, Trojos arklys, kurio praktiškai neturi daugelis, galima sakyti, 99% pasaulio papildų kompanijų neturi transfer faktorių molekulių, bet jie moduliuoja ląstelinį imunitetą ir jie yra nepaprastai reikalingi mūsų teisingo imuniteto veikimui. Moksliniai tyrimai rodo, kad transfer faktor molekulės gali pirma, tai yra perduoti antigenų atmintį tarp imuninės sistemos ląstelių. Reiškia, jeigu mus kažkas jau užpuolė, mes sukovojame su tais blogiukais ir ta atmintis yra perduodama naujoms, naivioms ląstelėms, kurios gimsta ir kurios turi žinoti, su kuo kovoti ateityje. Taip pat moduliuoja T pagalbininkių, taip pat imuninių ląstelių TH1 ir TH2 balansą, todėl kad per didelis TH1 imuninių ląstelių reiškia kiekis sukelia autoimuninės reakcijas, o per didelis TH2 ląstelių kiekis sukelia alergijas ir astmą. Taip. Toliau aktyvina natūralius kilerius, tai yra tokios ląstelės, kurios iš karto puola į kovą su blogiukais užpuolusiais mūsų organizmą. Na, stiprina įgimtą imunitetą, nes mes gaunam tam tikras imuninės ląsteles iš mamytės ir tėvelio ir, sakysim, tai jau yra toks imunitetas, kurį mums reikia palaikyti, pamokyti ir jį tiesiog palaikyti gerai veikiantį. Ir taip pat transfer faktor molekulės turi antivirusinį, antibakterinį poveikį per imunoreguliaciją, tai yra būtent per imuninių ląstelių veiklą. Transfer faktor, kad jūs suprastume, tai nėra nei vitaminas, nei mineralas, tai yra imuninės informacinės molekulės, kurios tiesiog keliauja nuo vienos ląstelės prie kitos ir suteikia informaciją ir sugeba moduliuoti veiklą tarp įvairių imuninių ląstelių. Iš kur For Life kompanija gauna tas transfer faktor molekulės? Na, visų pirma, reikia suprasti, kad natūraliai mes jas gaunam per pirmuosius motinos pieno lašus, vadinamų priešpenį.
Ir yra įrodyta, kad visų stuburinių gyvūnų priešpenis turi tas pačias transfer faktor molekulės, sakysim, kaip ir veršelis gauna iš mamytės pirmųjų pieno lašių iš karvės. Taip, tai yra tas vadinamas transfer faktor molekulės. Tai yra tarsi failas, į kurį sudėta visa prieš tai buvusių kartų atmintis, kaip kovoti naujai išvydus pasaulį, todėl kad iš mamos vandens, saugios aplinkos, iš pilvelio išėjus į tiesiog oro erdvę, iš karto kūdikį užpuola milijonai, milijardai įvairiausių patogenų, tai yra ir ore, ir paviršiuje, ir panašiai. Ir tas naivi imuninė sistema, kuri gaunama tik tai gimimo būdu, ji turi būti perduota ir turi tos imunitetas vystytis kūdikėlio ir suprasti, kaip su kuo kovoti. Tai perdavimo faktoriai, tai yra būtent tos pačios mažiausios baltymų molekulės, kurios yra gaunamos iš leukocitų. Perdavimo faktorių informacinės molekulės dažniausiai gaminamos iš karvių, krekenų ir vištų kiaušinių trynių, todėl kad, kaip minėjau, visi, kas stuburiniai, turi tą patį failą, tą patį priešpenį ir jis gaunamas taikant priešpenį filtruojant, be jokių absoliučiai cheminių medžiagų. Ir krekenos karvių yra filtruojamos, kad būtų pašalintos visos tos sudedamos dalys, kurios galėtų sukelti imuninės reakcijas žmogaus kūne. Ir už tai, kai žmogus sako, oi, aš negaliu vartoti, aš esu alergiškas ten kazeinui ar ten laktozė ir panašiai, čia nelieka jokių visų šitų alergenų, todėl kad tai yra be galo maži baltymai, o didieji baltymai yra pašalinti. Ir vienoje kapsulėje yra labai didžiulė koncentracija, labai didelis poveikis, vien tik suvartojus vieną kapsulę, todėl kad iš tikrųjų mes gaunam nepaprastai daug smulkių amino rūgščių. Taigi, jeigu suprasti, kokia yra struktūra tų transfer molekulių, tai yra labai mažos 5 kilodaltonų svorio ir 44 amino rūgščių, tai yra tokių mažučių karoliukų molekulės ir jas gamina baltosios kraujo ląstelės T limfocitai. Jos yra specifinės, neša informaciją apie patogenus, su kuriais imuninė sistema jau yra susidūrusi. Na, galima sakyti, kaip čia ta moteris, kuri paima ragelį ir sako, alio, tu žinai, aš turiu gerą žinią, ir kitame ragelio gale labai greitai mikrosekundžių greičiu jau kitas žmogus sužino gerą, o galbūt net ir nelabai gerą naujieną. Tai lygiai taip pat ir tos transfer molekulės, jos keliauja nuo vienos ląstelės prie kitos ir ta laidus sklindanti informacija, tai yra transfer faktorių poveikis mūsų organizme. Na ir unikalus bruožas tai, kad transfer faktorio gali būti perduodamas iš vieno individo kitam, tai yra motina kūdikiui per pieną, karvė veršeliui perduoda ir panašiai, ir taip yra perduodama imuninė visos kartos atmintis. Jeigu pasižiūrėsime į šitą paveiksliuką, tai tas garsas sklindantis rageliu, tai yra tokia mažytė trumpa grandinė amino rūgščių, kuri prisijungia prie ląstelės antenų, čia yra ląstelė ir jinai turi įvairiausias antenas, su kuriomis priima informaciją, ir prie tos antenos prisijungusi transfer molekulė perduoda tą signalą, tą informaciją, su kuo kovoti, kas užpuolė mūsų organizmą ar kas yra netinkamai veikia. Ir jau tuomet ląstelės žino, ką daryti. Aha, mūsų užpuolė blogiukai, reikia gaminti citokinus, tai yra tokias uždegiminės informacinės molekulės, kurios pasklinda po kūną ir keliauja į kitą ląstelę. Tai yra vėlgi tas garsas, kuris praneša kitoms ląstelėms, kad reikia gaminti, kviesti šauklius ir kautis, kovoti mūsų imuniniai sistemai su kažkuo tai, kas ją žeidžia. Taigi transfer molekulės perduodamos imuninę atmintį, padėdamos imuniniai sistemai atpažinti ir efektyviai kovoti su patogenais, daro didžiulį darbą mūsų organizme. Jų truputėlį gamina ir mūsų ląstelės T limfocitai, bet su amžiumi jų mažėja ir mokytojų tų transfer molekulių taip pat mūsų organizme mažėja ir T limfocitus pačius reikia apmokyti.
kad jie teisingai atliktų darbą. Todėl, sakysim, net ir sveikam žmogui palaikyti va tą informacinį lauką, kuris keliauja nuo vienos ląstelės prie kitos, yra labai labai svarbu. Todėl transfer faktorius patariame vartoti ne tik tai jau, kaip sakysim, uždegimus arba ligas turintiems žmonėms, bet ir sveikiems žmonėms. Šios molekulės yra labai biologiškai aktyvios ir skatina arba slopina imuninį atsaką priklausomai nuo organizmo poreikio. Na, jeigu ir sveikas visiškai žmogus, bet jį užpuola pavasarinė sloga ar, sakysim, šiaip kažkokie atsiranda negalavimai, tai labai greitai gali padėti štai šitos informacinės molekulės, kurios suaktyvins imuninę sistemą arba ją paslopins. Moksliniai tyrimai rodo, kad priešpienis tiek žmonių, tiek gyvūnų yra turtingas šių molekulių šaltinis. Infolife produktai palaiko imuninę sistemą. Imuninė sistema tai platus ląstelių, audinių ir organų, koordinuojančių jūsų organizmo gynybą nuo bet kokių pavojų sveikatai tinklas. Ir dėl šios sistemos galimybių atpažinti, reaguoti ir prisiminti ji gali mūsų kūnus apsaugoti nuo įvairių pavojų. ForLife Transfer Factor produktuose yra svarbios maisto medžiagos, folio rūgštys, selenas, varis, cinkas, vitaminai bei D vitaminas, padedantis palaikyti imuninės sistemos sveikatą. Kaip sakiau, kad ne vien transfer faktorius, bet ir sąjungoje su vitaminais ir mineralais daro labai didžiulį poveikį, kad mūsų organizmas labai greit identifikuotų patogenus, reaguotų ir nukenksmintų juos ir įsimintų, su kuo jie kovoja, kad kitą kartą, kada susidursim tokiais blogiukais, atsakas būtų daug greitesnis. Kada ateina ruduo, žiema sako, oi, reikia suaktyvinti imuninę sistemą, bet iš tikrųjų mums reikia neturėti nei užturbintos, nei per silpnos imuninės sistemos, o reikia mums balanso, subalansuoti. Ir transfer faktoriai tai gali padaryti geriausiai. Lėtinės infekcijos. Jeigu mes turim lėtinės infekcijas, tai transfer faktoriai padeda organizmui kovoti su tokiais patogenais, ypač kaip herpesas, Epstein-Baro virusas ar net tuberkuliozės. Sakysim, jeigu užpuolė herpesas ir jūs ten kažką tai tepate, kažkokiais tepaliukais ar, sakysim, gerite kažkokias tai tabletes, tai jūs užgesinate gaisrą, bet nepašalinate priežasties. Ir, sakysim, geriant tuo pačiu ir trifaktorių, būtent tie transfer faktoriai liepia ląstelėms surasti, kur yra šaltinis ir jį pašalinti. Lygiai taip pat autoimuninės lygos. Tai transfer faktoriai subalansuoja per stiprų uždegimą, kuris pasireiškia tokiose būklėse kaip reumatoidinis artritas, išsėtinė sklerozė, nes autoimuninių lygų problema, kad mūsų ląstelės ima pulti viena kitą. Taip, organizmas ima pats save ardyti ir tuomet reikia nugesinti ir iš tikrųjų tai gali padėti vėl transfer faktoriai. Imunodeficito būklės tai naudojama sustiprinti imuninį atsaką žmonėms su susilpnėjusia imuninė sistema. Jeigu mes per metus sergam daugiau kaip 4 kartus virusiniam infekciniam ligom, vadinasi, mūsų būtent atrodo mums, mes esam sveiki ir panašiai, bet taip nėra. Vadinasi, imuninė sistema nesugeba, neturi resursų susitvarkyti su virusais, bakterijomis ir mums reikia pagalbos. Ir vėlgi čia gali padėti baziniai produktai. Ir už tai, sakysim, ForLife produktai yra labai gražiai sugrupuoti. Tai yra baziniai produktai imunitetui, kur būtent imuniteto balansas prieš virusinis, prieš bakterinis ir prieš grybelinis poveikis ir natūralių kilerių ląstelių aktyvinimas. Tai štai 4 baziniai produktai, kurie turi būti praktiškai absoliučiai visuose namuose. Ir sveikam žmogui nuo mažiausio iki didžiausio iki vyriausio galime naudoti juos profilaktiškai, o jau turint kažkokias problemas yra padidintos dozės, kad tiesiog padėti mūsų imunitetui, mūsų organizmui greičiau įveikti kažkokius tai sutrikimus. Toliau yra tiksliniai produktai atskiroms organizmo sistemoms ir organams, aš juos detaliau toliau pasakysiu, bet tai yra ir širdies kraujotaka, ir ginekologija, nervų, endokriniai, virškinimo, hormonų, kvėpavimo sistemų, sąnarių, akių, skydliaukės, kraujagyslių sveikatai ir streso kontroliai.
Toliau yra bendri organizmo sveikatai skirti produktai, tai yra kolagenas, kur mes jau turim vartot praktiškai vos ne nuo 25 metų. Tai yra toks subalansuotas Right Start, tai yra mikroelementų vitaminų kompleksas, taip pat papildytas transfer faktoriais, jau ir sveikam žmogui profilaktiniam dozėm. Na ir ypatingai žiemos metu, kai mums trūksta tų vitaminų, ypatingai saulės, kada trūksta, kada mūsų užpuola bloga nuotaika, tai tiesiog visam organizmui reikalingos medžiagos papildyti mitybą, kuri nėra tikrai 100% sveika. Antioksidantai, kurie reikalingi padėti suaktyvinti mūsų nukenksminimo sistemas. Na ir kaip minėjau, labai svarbi sritis, žaliai pažymėta, nes žalia yra detokso spalva, tai yra žarnyno valymas, peristaltikos reguliavimas, kepenų sveika ir apgyvendinimas gerosiomis bakterijomis mūsų žarnynui. Tai žalioji linija, kuri 2 kartus metuose taip pat turi būti kiekvienam žmogui praeita, nes mes nesugebam išsinešti šiukšlių, nes tikrai negyvenam kažkokiam tai burbule, be kažkokių chemikalų, priedų, toksinų, bakterijų, virusų. Ir tai mūsų detoksikacijos natūraliai sistemai reikia šiek tiek ir pagalbos. Yra produktai energijos ir svorio kontroliai, raumenų stiprinimui, riebalų deginimui, energijos palaikymui. Čia ir gali būti ypatingai aktyviai sportuojantiems žmonėms arba atvirkščiai nesportuojantiems ir senstant, kada mūsų raumenų masė mažėja, mums labai reikalinga papildomi kokybiški baltymai. Na ir aišku, odos priežiūra, kadangi oda yra vienas iš didžiausių detoksikacijos organų, yra kokybiški Pietų Korėjos produktai be kvapiklių, dažiklių ir su natūraliausiom medžiagom. Na ir mes žinom, kad pasaulyje geriausi kosmetikos gamintojai yra Pietų Korėja. Dabar perbėgsiu labai greitai per visas sistemas. Na, tai virškinimo sistema, kuri prasideda nuo mūsų nosies, nes nosis jau užuodžia maistą, jį padeda išsiskirti seilėmis ir toliau maistas keliaujantis gali būti virškinamas nuo 30 minučių iki 36 valandų. Tai jeigu mes neišeiname 2 kartus dienoje į tualetą, vadinasi, tikrai reikia pagalbos ir štai šita sistema yra labai svarbi. Prie šitos žaliosios linijos labai visada rekomenduoju glutaminę primę, nes, kaip jau minėjau, jungtis tarp žarnyno ląstelių, jeigu jos yra nestiprios, jas labai lengvai prakerta virusai, bakterijos ir toksinai, ir glutaminas gali padėti sustiprinti. Glutaminas ir kolagenas tai yra 2 tokie papildomi dalykai, kurie reikalingi mūsų žarnyno sveikatai. Kiekvieną dieną, savaitę ir mėnesį jūsų organizmas susiduria su teršalais, nešvarumais ir daugybė kilogramų maisto. Iš tiesų, ir tai yra iššūkis didžiulis jūsų virškinimo sistemai. Ir jeigu ypatingai mes neturime tulžies arba nevartojame karčių produktų, per mažai riebalų, tai šita pagalba tikrai labai reikalinga. Nors vienas produktas, o visi 3 produktai 2 kartus metuose yra būtini. Raumenų sistemai yra ProTF, tai yra labai kokybiški baltymai ir labai praturtinti didžiulių kiekių transfer faktorių, nes turbūt nerasite daugiau tokių baltyminių produktų rinkoje, kurie būtent iš karto būtų papildyti transfer faktoriais ir tikrai nemažu kiekiu, nes transfer faktorius iš karto pasako, kur reikia pagalbos ir kur tikslingiausia nunešti tą baltymą. Ir štai šitie milteliai gali būti įmaišyti į kakavos gėrimą, pavyzdžiui, aš juos visada įsimaišau kaušelį arba pusantro į kakavos gėrimą, gali būti naudojami tiek šaltam, tiek šiltam gėrimui. Nu ir glutaminė primė, tai jau minėjau, tai yra labai svarbios amino rūgštys, kurios palaiko raumenų atsistatymą, ypatingai po nuovargio, netgi ir po dienos nuovargio. Glutaminė primė, tai bus pagalba ir žarnynui, ir raumenims. Svorio kontroliai, tai tie patys baltymai, taip pat mikroelementai, vitaminai palaikyti mūsų gerai veikiančias sistemas, cukraus deginimui arba teisingam jojo subalansavimui yra Burn. Gliukouč gali būti dar, jeigu yra perteklinė cukraus kiekis
organizme. GluCoach tai būtent reguliuoja cukraus kiekį ir labai rekomenduojamas turint diabetą ir prediabetą ar didesnę kaip 5,5 milimoliai litre gliukozės kiekį kraujyje. Tai vat būtent rodo, kad mes valgom perteklinius baltymus. Na ir centre yra Renuvo, nes būtent Renuvo, kada ramina nervų sistemą, tai būtent pagerėja lipido apykaita, svorio reguliavimas ir gyvybingumas. Nors Renuvo skirtas kaip ir psichologiniai sveikatai, kaip ir raminimui, streso mažinimui, tačiau jūs galite valgyti tobulai, sveikai, gerai, bet jeigu jūs gyvensite stresas, svoris nekris. Todėl, kad kortizolis neleidžia tiesiog cukrui pasišalinti iš organizmo ir atvirkščiai mobilizuoja didžiulį cukraus kiekį, nes stresas tai yra bėgimas nuo priešo, kova su priešu ir mums reikalingas greitos energijos atsargos, o tai yra cukrus, gliukozė. Už tai ir GluCoach, ir Burn, ir Renuvo, ir ProTF'as, tai yra toks kompleksas, kur tikrai gali būti puikus svorio kontroliai. Na ir aišku, pakeitus mitybą, atsisakius kuo daugiau angliavandenių, mes pasiekime labai gerus, puikius rezultatus. Taigi nervų sistemai yra Renuvo, jau minėjau, Recolas ir Reflection, tai yra 3 puikūs dalykai streso valdymo ir energijos atstatymo programa. Apie ją yra labai puikus video mūsų Facebook puslapyje Profesionalūs patarimai sveikatai, gydytojos paskaita, kaip ji taiko ne vaistus, o būtent šitą trijulę susitvarkyti ir su depresija, ir su nemiga, ir su bloga nuotaika, ir apskritai pagerinti visų mūsų organo sistemų darbą, todėl kad nuo stresas veikia absoliučiai visus mūsų vidaus organus. Hormoninė sistema yra labai svarbi ir vėlgi tas pats Renuvo organizmo atstatymui ir hormonų balansui yra labai svarbus, nes palaiko antikščių darbą ir mažina to streso hormono perteklių, skatina natūralią organizmo regeneraciją, energijos atstatymą, apsaugo nuo perdegimo ir pagreitina atstatymą po streso ar fizinio krūvio. Ir vyrams speciali formulė suderinta su Renuvo, moterims speciali formulė palaikyti moterų hormoninę sveikatą, tiek Belevi, tiek Women su Renuvo, ir čia, sakysim, tie menopauzės nemalonūs simptomai, PMS-o nemalonūs simptomai, visų šitų 3 papildų dėka gali būti labai natūraliomis priemonėmis gerai, kokybiškai paveikti. Reprodukcinė sistema. Vėlgi, kaip matot, Renuvo yra centre širdį visų šitų dalykų, nes, kaip aš sakiau, visos ligos prasideda nuo streso. Na ir tiek moterį, vyrą, burn, baltymai, tai yra deginimas nereikalingo, ko mums nereikalinga. Ir reprodukcinės sistemos palaikymui būtinai rekomenduoju visada BCV, todėl kad BCV skirta kraujotakai, kardiovaskuliarinės lygos, taip, tai kadangi mūsų reprodukcinė sistema gali blogai veikti dėl blogai aprūpintų maisto medžiagų, vitaminų, mineralų, kurie turi patekti smulkiąją kraujotaką. Ir jeigu homocisteinas yra didesnis kaip 7, pasitikrinkit būtinai homocisteiną, BCV yra privalomas. Taigi kraujotakos sistema BCV, tai papildyta B6, B9, B12 vitaminais, aišku, ir transfer faktoriais, ir būtent homocisteino apykaitai, nes homocisteinas tai yra tas blogiukas baltymas, kuris pažeidžia mūsų kraujagyslės ir tuomet jau gaminasi ir blogasis kolesterolis ir panašiai. Selenas, vitaminai, taigi jūs matot, kad kaip protingai, kokybiškai, profesionaliai suderinti šitose papilduose visi ingredientai, kurie būtent reikalingi maksimaliai palaikyti tam tikros sistemos darbą. Na ir reovida, tai yra antioksidantų bomba, ir taip pat omega-3 papildai. Ir vėlgi, kaip matom, Renuvo. Kaulų ir sąnarių sveikatai tai Right Startas, visų pirma, maisto papildas su labai kokybiškais vitaminais, mineralais, omega-3 riebalų rūgštimis ir augaliniais ekstraktais. Ir kaip ir sakiau, bei sveikam žmogui labai patartina, nors
4 pakelius per metus sugerti štai šito Right Starto, todėl kad ir nuovargio mažinimas, ir normalus imuninės sistemos funkcionavimas, kadangi vėl papildyta transfer faktoriais, kaulų sveikatai, raumenų, nervų, sąnarių sveikatai, širdies funkcijų palaikymui, na ir ląstelių apsaugai nuo oksidacinės pažeidimo. Tai vat Right Startas yra toksai subalansuotos kapsulės, kur geriama 4 kapsulės ryte, 4 vakare, jos jau taip sutvarkytos, kad tikrai nebūtų jokio pašalinio poveikio net ir žmonėms su tam tikrais sveikatos sutrikimais, o sveikam tai būtent užbėgimas visiems uždegiminiams procesams už akių. Na ir Fibro MG, tai maisto papildas su magniu ir bosfelija, reiškia magnis praktiškai reikalingas absoliučiai visiems kiekvieną dieną. Čia nėra labai didelis magnio kiekis, magnį dar ir papildomai galima gerti, nes 400 mg magnio tai yra ta palaikomoji dozė, kas turi būti sugerta kasdien. Tačiau tiek vitaminas B6 mažina nuovargį, tiek gliukozaminas, metilsulfonametanas iš karvių kremzlių labai palaiko įvairiausių sąnarių sveikatą, bet jūs nepamirškite, kad sąnariai yra ir smulkieji, ir stambieji, ne tik tai jeigu skauda stambius kaulus, bet jeigu ir, sakysim, smulkus, pirštai ryte būna apatiniai ir panašiai, jau pagalvokit apie tokį kursą. Na ir šaltuoju žiemos periodu ypatingai dažnai žmonės serga įvairiomis kvėpavimo virusinėmis ligomis, tai sakysim tiek kovidas ir panašiai, tai kas gėrė langą, kas gėrė trifaktorių, tai tikrai mes irgi būtent covido metu gėrėm visą šitą trijulę ir išsisukom labai lengvai per 1-2 dienas iš to covido didžiulės pandemijos. Na, o langas tai palaiko visų gleivinių sveikatą, o supraskit, kad gleivinės yra ne tik plaučiai, gleivinės ne tik nosis, jeigu susergam sloga, bet ir visa mūsų virškinimo sistema, tai yra pati didžiausia gleivinė, kur užima beveik visą futbolo aikštės plotą. Tai langas netgi prie virškinimo sistemų sutrikimų taip pat labai gerai. Ir BCV, kraujagyslės, kadangi visi mūsų plaučiai yra padengti smulkiausiomis kraujagyslėmis, labai sveika. Ir Transfer Factor 3 tai yra bazinis produktas, kuris padeda kovoti su virusais ir bakterijomis, ypač užpuolus šaltuoju sezono metu. Oda, plaukai, nagai, raiščiai, žarnynas tai yra kolagenas. Ir būtent unikalus kolagenas yra tuo, kad yra visi 5 kolageno tipai. 1, 2, 3, 5 ir 10. Ir labai svarbu, kad kolagenas būtų papildytas ir vitaminais, o čia yra patys 3 stipriausi antioksidantai A, C ir E. Na ir iš tikrųjų tai biotinas plaukams skirtas, visi plaukams skirti papildai, vadinasi geriant štai tokį kolageną iš For Life mes remiame visas mūsų sistemas, tai yra ir žarnyną, ir kaulus, ir nagus, ir raiščius, ir gerinam plaukų, odos būklę, prisidedam prie imuninės sistemos normalaus atsako. Regėjimui sukurtas puikus papildas iš mėlynių ir jis vėlgi praturtintas antioksidantais C, E, A ir, kaip matot, štai šitais transfer faktoriais, kur tiesiogiai telefonu praneša, kur keliauti tiems visiems mikroelementams, vitaminams ir kur suaktyvinta imuninė sistema turi kuo greičiausiai keliauti ir tvarkyti reikalus. Tai Vista. Matau viską, kaip aš juokauju, Vista mato viską. Kas ypatingai nešioja akinius, mes ir valgom daug mėlynių ir šilauogių, tai yra mėlynų uogų, bet vis tiek nors 3 buteliukus per metus sugeriam štai šitos Vistos. Na ir tokie labai skanūs stikai vadinami pagaliukai, kuriuose sudėti labai daug antioksidantų, tai yra ir cinkas, vienas stipriausių antioksidantų, kovojant su peršalimo ligomis ir gerinant mūsų imuninės sistemos atsaką. 1000 mg, tai yra didžiausia rekomenduojama dozė per parą vitamino C, na ir vitaminas B6, vitaminas D, kas yra žiemą labai svarbu, ir vėl mes matom 1000 mg
transfer faktorių. Tai vat transfer factor boost buvo ypač sukurtas šaltuoju sezono metu pagerinti imuninės sistemos atsaką į virusus, kuriuos mes parsinešame iš žmonių, per kontaktą dažniausiai iš žmonių. Maisto papildas su kofeinu ir augaliniais ekstraktais skirtas pagerinti koncentraciją ir budrumą, tai gaustik. Aš įvežuosi į keliones ir sakysim, kad ieškau ne kavos, o tiesiog išsitraukiu šitą gaustik, susipilu į šiltą vandenuką ir su malonumu išgeriu, nes jis yra labai skanus, kadangi iš uogų. Ir jūs matot, glutaminas, kuris palaiko mūsų ir žarnyno darbą, ir argininas, taurinas labai svarbus, svarbios amino rūgštys ir tas pats kofeinas ir galbūt netgi didesnis kiekis, ką mes gautumėm iš puodelio kavos. Taip pat labai daug nuostabių ingredientų kaip ženšenis, amerikietiškas, korėjinis ženšenis ekstraktai, radiolio ekstraktus ir vėlgi yra transfer faktoriai. Tai yra gerdami tokį skanų gėrimą mes remiame ir imuninę sistemą, ir pažadiname save, ir vėlgi sukoncentruojame fizinį ir protinį pajėgumą. Odos priežiūra tai yra maitinimas, drėkinimas, valymas ir senovės Korėjos receptūra pasiremta aqua linija, tai yra ir drėkinimas, ir maitinimas, ir odos valymas, ir kaukės nuostabios, tiesiog neleisti odai taip greit senti. Na ir aišku, pavyzdžiui, jeigu mes ir naudosime pačius geriausius, prabangiausius, brangiausius kremus, kaukės ir panašiai, bet jeigu mes netvarkysime žarnyno, nemaitinsime ląstelės iš vidaus, tai ir šitas produktas nepadės. Todėl pirmiausia reikia išvalyti organizmą, pamaitinti, apgyvendinti ir tuo pačiu remti viską, kas yra iš viršaus, tai yra mūsų didžiausia detoksikacinė organa, tai yra oda. Be parabenų, sulfatų, ftalatų, patikrintas dermatologų, tausojo odą, aplinką, niekada nebandyta su gyvūnais, be gliuteno ir 100% natūralios medžiagos. Negaliu nekalbėti apie top produktą, kurį jau vartojame nuo vasario mėnesio, tai yra H-Pro. Apie jį yra visa paskaita ir mūsų Facebook puslapyje profesionalūs patarimai sveikatai ir esu klausiusi ne vieną mokslinį pranešimą apie H-Pro. Tai šis papildas buvo kurtas 7 metus ir tai yra mokslu pagrįsta ilgamžiškumo technologija, paremta 3 Nobelio premijom, paremta moksliniais tyrimais, už kurios buvo gautos 3 Nobelio premijos. Ir šitas papildas suteikia absoliučiai realų poveikį sveikatai, nes tai yra patyrusių mokslininkų komanda su chemijos mokslų daktaru Davidu Volmeriu priešakyje. Būtent aš klausiau jo pristatymą ir pasitelkiant daugiau nei 20 metų tyrimų rezultatais, kaip minėjau, jie ištyrinėjo visus mokslinius tyrimus, už kuriuos sveikatos srityje buvo gautos Nobelio premijos ir pritaikė tas būtent atradimus. Ir sukūrė unikalią formulę, kuri leidžia sulėtinti senėjimo procesus, sustabdyti tą mūsų biologinį senėjimą ir užtikrinti geresnį gyvenimo kokybę, tai yra gyvybingumą, kiekvienos ląstelės gyvybingumą. Ir Monde Selection, matote, čia parašyta Monde Selection, tai yra vienintelis kokybės institutas nešališkas, nepriklausomas pasaulyje, kuris kiekvienais metais kažką taip dovanoja. Tai būtent 25 metais H-Pro gavo štai tokią nominavimą. Ir čia iš For Life puslapio, iš parduotuvės, ką galima įsigyti, taip. Tai ir aš antrą mėnesį iš eilės, kadangi yra kompleksas sudarytas, užsisakome H-Pro su kolagenu. Tai ilgamžiškumo paketas skirtas gerai, holistiniam visų mūsų organizmų paremimui, todėl kad H-Pro ieško, kur yra organizme pažeistos ląstelės, zombinės ląstelės, pasako, praneša imuniniams ląstelėms, ką pašalinti, kur susitvarkyti, kur yra problema. Nuo kolagenas, tai jūs jau žinote, kad jisai yra praktiškai taip pat visuose mūsų organizmuose.
Ir mums nereikia lyginti su jokiais konkurentais, nes papildų kompanijų atsiranda absoliučiai kas minutę, tačiau reta kompanija išsilaiko 25 ir daugiau metų. Ir kadangi For Life kompanija jau dirba virš 25 metų, tai tikrai galima jais pasitikėti, nes apdovanojimų yra aibės, sertifikatų yra aibės. Ir būtent jos unikalumas yra tai, kad kiekvienas papildas yra sukurtas taip, kad tikslingai veikia mūsų kiekvieną ląstelę, neskirtas tam tikroms sistemoms, o gerindami vieną sistemą, gerindami veiksmingumą vienos sistemos, pradeda gerėti ir kitų sistemų darbas. Na ir labai paprasta naudoti, nes net jeigu ir kam sunku praryti kapsulę, galima ją išsiardyti, maišyti vandenuką ir išgerti. Ir aišku, patikimumas, nes viskas yra patikrinta 100 kartų ir kol pasiekia jūsų stalą, tai yra tikrai kokybės garantas. Tai yra ilgų mokslinių tyrimų rezultatas, stabdantis ląstelių senėjimą ir išmokantis valdyti ląstelės senėjimą. Ir būtent mes patys pasirinkdami maistą, suvaldydami stresą ir atsakingai pasirinkdami papildus galime labai daug savo padėti. Papildų funkcijos - organizmo detoksikacijos ir regeneracijos programa, skirta būtent efektyviam toksinų šalinimui, ląstelių atstatymui, bendram organizmo sistemos stiprinimui. Imuniteto lavinimo, tai yra IQ imuniteto kelimo ir subalansavimo programa. Siekia sustiprinti organizmo natūralią apsaugą ir užtikrinti imuninių funkcijų harmoniją. Labai svarbu vaikų sveikatai, todėl kad jeigu mes nemokom vaikų imuninės sistemos, tai būna dažnai vaikai užauga su silpna imuninė sistema. Streso valdymo ir energijos atstatymo programa reikalinga praktiškai kiekvienam nuo mokyklos iki jau vyresnio amžiaus. Ir aktyvaus jaunatviškumo ir sveiko senėjimo programa. Tai skirta ilgalaikiam kūno gyvybingumui, energijos išlaikymui, kovai su pažeistomis ląstelėmis ir jaunatviškos išvaizdos puoselėjimui. Kada mes įeinam į parduotuvę, ar savo paskyroje, ar, sakysime, tų žmonių, kurie turi paskyrą, būtent rekomenduoju pirkti per užsiregistravusią asmenį arba patiems tapti tiesioginiais vartotojais, nes tai yra pigiausia, geriausia ir jūs gaunate didžiausią grąžą. Aš visą laiką galvoju, tai jeigu aš gaunu kiekvieną mėnesį už pirkimą taškus ir už tos taškus galiu pasiimti produktus, tai kokia sąžininga yra kompanija. Reiškia, jinai ne vaistinėms moka pinigus, nereiškia reklamai, kurie eina ten per televiziją ir panašiai, o atiduoda tai klientui. Tai yra nuostabu, kada kompanija 60% savo pelno atiduoda vartotojui. Labai labai už tai gerbiu ir būtent jeigu jūs geriate tik tai vieną kartą nuspręsite įsigyti štai šitą produktą, sakysit, pagėriau mėnesį, sako, nepajutau jokio poveikio. Tai nelabai galima iš karto per mėnesį pajusti poveikį, todėl kad jeigu mes ligas auginame 30, 40, 50 metų ir norim per vieną mėnesį gauti stebuklingą tabletę, kuri išgytų, tai niekas jums nėra tokios tabletės. Reikia organizmą, kaip sakiau, išvalyti, atstatyti, suremontuoti, papildyti, apgyvendinti ir palaikyti. Ir už tai yra vadinamos lojalumo programos, kur iš karto sakoma, šitą produktą arba kitą produktą, ar apskritai bet kurį produktą iš For Life kompanijos reikia vartoti nuo 3 iki 12 mėnesių. Nuo 3, todėl kad imuninė sistema mūsų nepersikrauna taip greitai, kad ją persikrauti reikia 3-6 mėnesiai minimumas. O per 12 mėnesių tikrai pajusite rezultatą, nors kartais būna stebuklų ir po mėnesio sako, nėra onkologijos. Buvo nesenai toks atvejis, kai moteris 3 stadijos plaučio vėžį, pavartojusi tam tikrą formulę transfer faktorių, bazinių faktorių, langą ir panašiai, nuėjo pas tą patį profesorius negalėjo patikėti, sako, jeigu aš nebūčiau daręs tokio tyrimo, tai tikrai nepatikėčiau. Tai va, Right Start yra tas dalykas, tas subalansas, kuris yra viename pakelėje, kur jūs matot ir antioksidantas, nervų sistema, energija, širdies, kraujagyslių, aktyvus senėjimas, multivitaminai, mineralai ir rėmimas visų mūsų toliau sistemų.
Tai yra labai paprasta įsigyti. Tai vat parduotuvėje per savo paskyrą galime įsigyti su 25% nuolaidos, o žmonės, kurie perka per mūsų jau užregistruotą asmens paskyrą, gali įsigyti su 20% nuolaida, jeigu mes pirksim per kažkokius perpardavėjus. Taigi Right Start suteikia mažiau nuovargio, sveiki kaulai, imuninės sistemos pagalba, sveiki sąnariai, širdies funkcionavimas, ląstelių apsauga nuo oksidacinės apkrovos, normalus raumenų funkcionavimas ir normalus imuninės sistemos funkcionavimas. Būtent normalus, tai yra subalansuotas. Kada jūs einate į bet kokį produktą, jūs galite matyti, kad jeigu jūs užsisakėt Right Start, jūs galite pasižiūrėti, aha, gal man dar reikia papildomai svorio kontrolė, o gal aš esu sportininkas, o gal man mityboje kažko tai trūksta. Vadinasi, jūs rasite ir patarimus, ką dar pasirinkti prie vieno jau pasirinkto produkto. Na, o prie to pasirinkto produkto jūs galite pamatyti, kad papildoma informacija yra labai išsami PDF formatu, spalvota, gražiai išsamus aprašymas apie pasirinktą produktą. Drąsiai galiu sakyti, kad tai yra geriausia pasaulyje kompanija imunitetui saugoti ir sveikam amžėjimui, nes tai jau yra pripažinimą gavusi kompanija ir kiekvienais metais už kažkokį tai produktą jį gauna apdovanojimą. Ir tai ji ne tik tai vadinasi, bet iš tikrųjų yra imuninės sistemos kompanija, o visos ligos prasideda nuo per silpnos arba per silpno arba užturbinto imuniteto. Ir ji įrodė, kad produktas vertas įvairių apdovanojimų ir kiekvienais metais mes sužinome, koks produktas gavo kažkokį tai nominavimą. Pirmoji pasaulyje pagamino papildus su transfer faktoriais, nes anksčiau buvo tik labai brangus vaistai. Ir vienintelė visame pasaulyje turi 3-faktor formulę, kuri būtent kovoja su virusais ir bakterijomis. Labai užkariavo vietą tarp mokslininkų ir žmonių norinčių gyventi visavertį gyvenimą, todėl kad ta informacija, kad atrodo ne vaistas, o papildas gali padėti įvairiose situacijose, sklinda iš lūpų į lūpą žaibo greičiu, todėl vartotojų kiekis visame pasaulyje auga ir kartais kompanija net nespėja gaminti reikiamo kiekio transfer faktorių ir šitų papildų. Taigi apsauga, patikimumas, kokybė patvirtinta patentais, įėję į puslapį jūs galite rasti patentus, kas turi patentų, ten jeigu klasikas turi 4 patentus, 3-faktorius 6, o pliusas turi netgi 7 ar 8, dabar neatsimenu patentus, tai vat yra iš viso 17 JAV patentų, 65 tarptautiniai patentai. Nu, ne kiekvienam duoda, ne kiekvienoje kompanijoje, ne kiekvienam papildui duoda štai tokius patentus. Na ir aišku, sertifikatai, tai yra NSF, halal, košerinis sertifikatas, tai būtent yra labai atsakinga gamyba nuo žaliavų iki vartotojų. Kaip minėjau, kompanija dirba nuo 92 metų, pasitelkusi geriausius mokslininkus, gydytojus, imunologus, dietologus, turi savo mokslinį tyrimų centrą ir remiasi nepriklausomais mokslininkų tyrimais, kad gautų sertifikatus ir apdovanojimus. Na ir kokybės kontrolės padalinį turi ir pavyzdžiui, jeigu jūs paimsit pliuso buteliuką, jūs pamatysite, kad pat yra NSF sertifikatas, o jis yra be galo svarbus, todėl kad jis rodo būtent kokybę. Tai vat prieš patenkant į jūsų rankas plus 3-faktor buteliukui, štai šitas buteliukas yra patikrinamas 700 kartų. Tai rodo NSF ženklas, kad tai yra nepaprastai kokybiškas daiktas. Kam svarbu vartoti transfer faktorius? Praktiškai jų mama besilaukianti vaiko turėtų pradėti vartoti transfer faktorius, kad vaikas turėtų įgimtą stipresnį imunitetą. Na ir beaugant vaikams mes tą imuninę sistemą turime mokyti, kelti jos IQ, kad mūsų vaikai ateityje turėtų tai yra normaliai veikianti imunitetą, vis noriu sakyti stiprų, bet iš tikrųjų normaliai veikianti imuninė
atsaką ir greitą imuninį atsaką susidūrus su patogenais, virusais ir bakterijomis. Tai yra, mes turime auklėti savo imuninės ląsteles. Na, o kai stresas darbe, šeimoje mums tai neleidžia padaryti arba silpnina imuninę sistemą, taip pat labai svarbu dirbantiems, sportuojantiems, stresą patirintiems žmonėms. Ir aišku, amžėjant, kada mūsų organizmo gynybinės funkcijos silpsta, visi metaboliniai procesai silpsta, yra labai labai svarbu. Na ir aišku, netgi sergant, taip pat pagalba yra būtina organizmui, nes tuomet imunitetas būna labai silpnas. Nuosekli sistema, kokybiški produktai ir ilgalaikis vartojimas visada duoda rezultatus. Todėl mes sukūrėme su Jolanta štai tokį puslapį Profesionalūs patarimai sveikatai, kur priimam vartotojus ir atsakome į visus klausimus, dedame gydytojų patarimus, dedame mokslininkų straipsnius, patys ruošiame paskaitas ir gydytojai dalinasi, kurie rekomenduoja savo pacientams štai transfer faktorius ir iš savo praktikos gali pasidalinti apie tai, kokie deriniai, kokioms būklėms yra tinkami ir kiek laiko reikėtų kažką tai pagerti. Taigi labai dėkoju už dėmesį ir kviečiame kartu su mumis laimėti sveikatą. Na, o nemokamus patarimus jūs rasite ir daugiau, kaip ką valgyti, kaip gaminti maistą, mano Facebook grupėje dietistės Ritos Šilenskienės patarimai. Na ir kaip minėjau, apie For Life daugiausia dedam į profesionalūs patarimai sveikatai. O kas nori pasikonsultuoti asmeniškai, patyrinėti savo kraujo tyrimus, susidaryti schemą, ką vartoti, kaip vartoti, labai kviečiu asmeniniai konsultacijai Zoom arba į kliniką Vilniuje Empatija. Taigi labai ačiū už dėmesį ir linkiu jums sveikatos, linkiu pasirūpinti kiekviena savo kūno ląstele, būti protingiems ir žinokite, kad užbėgti ligai už akių yra daug pigiau negu paskui gydytis. Taigi, būkite sveiki.